Labadiena, eteryje svarbiausių krepšinio aktualijų apžvalga. BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje lapkričio 25-ąją įvyko viena laukiamiausių sezono akistatų – Sostinės derbis, kuriame Rytas 74-84 neatsilaikė prieš Wolves. Kova dėl sostinės buvo dramatiška, emocinga ir nepašykštėjusi gražių epizodų. Vien ko vertas Džemino Delaurija dėjimas trečiojo kėlinio metu su pražanga. Vis dėlto Wolves ekipa įrodė savo pranašumą prieš Ryto ekipą ir pirmąjį LKL ratą baigs būdama lentelės viršūnėje. Wolves ekipoje Arnas Beručka žaidė rezultatyviausias sezono rungtynes ir per 27 minutės pelnė 20 taškų. Jis pataikė net 6 tritaškius iš 7. 13 taškų vilniečiams surinko Trišanas Trumanas, o 11 Kristupas Žemaitis. Ryto ekipoje 16 taškų surinko RJ Kaulas, 12 Delaurija, o po 11 Kytis Radzevičius ir Arnas Velička. Dabar jūsų dėmesiu abiejų komandų trenerių komentarai. Sveikinimai Vilkams, trenerių, štabui, žaidėjams. Kas liečia mus, kas liečia rungtynės, mūsų žaidėjai stengiasi. To neužteko, tai tos rungtynės, vienas iš tų rungtynių, kur varžovas ir tą sunkų metimą pataikius, bet spot-upai yra jų, kaip pasakyti, duona ir sviestas, jie iš to gyvena visos rungtynės, mes jų netėmėm, o patys šiandien viską prametėm iš perimetro, tai man tik įdomiausia bus pasižiūrėti video ir paskaičiuoti, kiek mes gerų metimų prametėm, ar tai buvo geri metimai pramesti, ar tai buvo dėka varžovų gynybos pramesti metimai. Tai ir aišku įdomu būtų paskaičiuoti varžovų, kiek tų sunkių metimų įmetė, o kiek tikrai laisvų. Esame labai laimingi, vėlgi kiekvieną pergalę džiaugiamės, ypač kaip ir šiandien neišimtis, žaidėm prieš stiprų varžovą, jų aplinkoje, sakysim taip. Manau, kad visumoje buvom susikaupę, daugiau ar mažiau, bet visumoje, galima sakyti, išpildėm rungtynių planą ir sakydamas labai paprastai, tai susitvarkėm su antro šanso metimais, su liaudiškai tariant talenta, atšokusiais kamuoliais, kur didžiausia stiprybė Ryto yra antri šansai. Mes leidom jiems nusimti tik tai 8, kai tuo tarpu patys po jų krepšių atsikovom 15 kamuolių. Buvo vienas momentas, trečio gale, aš manau, jie ten porą kartų nusėmė, bet šiaip tai visumoje mes, sakau, kontroliavom. Nuo Wolves reikalų toli nepabėgame, kadangi lapkričio 28-ąją Sostinės krepšininkai žaidė dar vienerias Europos taurės rungtynes. Į AVS Solutions Group areną atvyko Londono Lions ekipa. Tragiškai rungtynės pradėjusi ir galingo varžovų puolimo nesulaikiusi Vilniaus ekipa patyrė skaudžią nesėkmę rezultatu 87-101. Tai buvo ketvirtasis Wolves ekipos pralaimėjimas šį sezoną. Visos dvikovos metu aikštės šeimininkai buvo atsiliekančios komandos vaidmenyje. Sostinės krepšininkai mėgino grįžti į žaidimą, kuomet ketvirtajame kėlinyje sumažino skirtumą tik iki 9 taškų, tačiau rungtynių pabaiga sėkmingiau priklausė Anglijos ekipai. Pralaimėjusių gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Trišanas Trumanas, kuris pelnė 22 taškus ir atkovojo 8 kamuolius. Ilgai užtrukusios paieškos davė rezultatų. Kauno Žalgiris iki sezono pabaigos pasirašė sutartį su 27 gynėju Edvardu Sanderiu, kuris pastaruosius 5 metus praleido NBA lygoje. Praeitame sezone krepšininkai savo gretas pasikvietė Brooklyno Nets. Amerikietis čia sužaidė daugiau nei 50 rungtynių. Vasarą krepšininkas atsisveikino su Brooklynu ir pasirašė kontraktą su Charlotte Hornets. Šioje komandoje Sumneris neužsipupo. Sužaidė 4 iki sezoninės rungtynes, tačiau po mėnesio tapo laisvuoju agentu. Žalgirio naujokas į Kauną atvyko šios savaitės pabaigoje. Šio krepšininko nebuvo Eurolygos rungtynėse Milane, apie kurias papasakosime laidos pabaigoje. Įspūdingai kovojęs Panevėžio Sevenbet Lietkabelio klubas Europos taurės pirmąjį reguliaraus sezono ratą baigė nesėkmę po pratęsimo 111-120 prieš Klužo Napokos ekipą. Be Pauliaus Valicko, Nikola Popovičiaus, Dovio Bičkauskio ir šį sezoną neberungtyniausiančio Alino Hadžibegovičiaus kovoja panevėžiečiai
sugebėjo panaikinti 17 taškų deficitą ir išplėšti papildomas 5 rungtynių minutės. Tačiau per jas stipresni buvo aikštės šeimininkai. Pralaimėjusių gretose įspūdingą pasirodymą surengė Deividas Sirvydis. Jis pelnė 29 taškus ir sužaidė geriausias karjeros rungtynes Europos taurėje. Sirvydžio sąskaitoje 34 naudingumo balai. O dabar keliaujame į Vilniaus Evija Solutions Group areną, kur svarbės FIBA Čempionų lygos rungtynes po dramatiškos kovos laimėjo Vilniaus Rytas. Giedriaus Žibėno auklėtiniai šiose rungtynėse vaikščiojo plonu ledu, tačiau sugebėjo išsigelbėti ir išplėšti pergalę 77-75 prieš Patrų Prometėjas. Vilniečius išgelbėjo RJ Kaulo žaidimas paskutinėmis rungtynių akimirkomis. Iš pradžių jis rezultatą lygino, o vilniečiams apsigynus jis tarė lemiamą žodį. Gynėjas pelnė 2 taškį, likus žaisti mažiau nei 3 sekundės. Paskutinė Graikijos klubo ataka buvo nesėkminga ir vilniečiai išsaugojo viltis pakovoti dėl pirmosios vietos grupėje. Visgi norint iškovoti pirmą poziciją, reikės nemenkai papulšėti. Sostinės ekipa iš pradžių turi laimėti abejas likusias rungtynes. Taip pat reikia sulaukti 2 Dižono klubo pralaimėjimų bei tikėtis tinkamų rezultatų kitose arenose. Gruodžio 12 dieną sostinės krepšininkai žais išvykoje su dar pergalių neturinčiu Opavos klubu. Džiugiai Eurolygos išvyka baigėsi Žalgirio krepšininkams, kurie 83-70 įveikė Milano Emporio Arbatį. Žalgiriečiams pergalę apkartino Ardo Butkevičiaus traumą. Puolėjas antros dalies pradžioje susižeidė koją ir ant parketo nebegrįžo. Kauniečiai šiose rungtynėse vertėsi ir be Brady Meneko, tačiau nepaisant to kauniečiams pavyko iškovoti 5 pergalę šiame Eurolygos sezone. Kauno ekipoje daugiausiai prie pergalės prisidėjo Edgaras Ulanovas, kuris per 34 minutės surinko 20 taškų, atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir dvikova baigė su 32 naudingumo balais. Tai rezultatyviausios ir naudingiausios Žalgirio kapitono rungtynės šiame Eurolygos sezone. Artėjantį savaitę kauniečiams dvikova iš pradžių teks kovoti prieš Berlyno Alba išvykoje, o vėliau rungtynės Kaune su Monako ekipa. Apie tai kitoje laidoje, o šiandien dėkojame už dėmesį. Viso gero!